Sveiki visi bičiuliai, mylintis regbį, jau antrosios Baltijos top lygos rungtynės šiandieną. Congratulations with a big win and please tell us your impressions after the game. Thank you. The game was good. The team was working in the trainings very hard. They were prepared to win for the first time and I'm happy for the boys. You left the opponents to go home with 0 points. How can you describe the defense of your team today? We worked really hard on the defense, on next to the rocks, so that the enemy cannot gain any meters. I think it worked pretty well. Užuojauta dėl pralaimėjimų, turbūt netokių rungtynių tikėjotės ir kiek tauraganinė varžovų rungtynių pradžioje uždavė tą toną tolimesnėm rungtynėm? Tai turėjom paleidėję, kaip pasišnekėjom su komanda, žinojom tiksliau, kad jie stipriai eis į varžybas, turėjom atlaikyti ir įsijungti, bet pasirodo, kad neatlaikėm. Gavom kelis taškus greitus, subirėjom, šiandien tiesiog subirėjom. Kiek jūs šiandien prastai žaidėt ir kiek varžovas buvo geras, ar viskas susidėjo į vieną šiandien? Iš tikrųjų viskas susidėjo į vieną, tikrai Livonija paskutiniais metais auga ir šiandien buvo gera komanda. Mes turim tam tikrų netekčių, aišku, negalim teisintis, bet atvažiavom be pagrindinio trenerio, gal tai kažkam įlindo į galvą ir, kaip ir sakėt, viskas sudėjo į vieną vietą. Kiek šitas pralaimėjimas bus spyris vairų į minkštą vietą išėjti kitose rungtynėse su kitokia energija? Aš manau, kad geras spyris turėtų būti. Sveikinimai Livonijai, daugiau neužtikrinta pergalė iškovota ir pagal tokį Baltijos top lygos formatą galima sakyti, kad šita Livonijos pergalė labai stipri paraiška yra.